Labadiena. Pasaulio akcijų rinkos vis dar fiksuoja teigiamus pokyčius. JAV planai supirkti vyriausybės vertybinius popierius lieka pagrindinis variklis kursams kilti aukštyn. Airijos banko akcijos kilo po pranešimo apie toksinio turto apsivalymą. Nuo naftos kaina perkopė $50 už barelį ribą. Tam įtakos turėjo susilpnėjęs doleris dėl Fed sprendimo supirkti vertybinius popierius. Taigi viltis grįžta, kad smukęs doleris atgaivins naftos paklausą. Pabaltijos akcijų rinkos indeksams neleidžia atsigauti dideli akcijų išpardavimai, o smulkieji investuotojai nelinkę lįsti į rinką. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas krito 0,86%. Šiandien itin išaugo tiesioginių sandorių skaičius bankinio sektoriaus bei Lietuvos dujų pozicijoje. Beje, tikėtina, kad pastaroji augino apyvartą dėl kompanijos vadovų sandorių. Didesnius kiekius TEOLT akcijų išparduodantys stambieji investuotojai kainą numušo iki 1,08 centų ribos. Rinkos dalyviai sulaukė žinios, kad Klaipėdos jūrų krovinių kompanija ketina trauktis iš biržos ir skelbs oficialų siūlymą supirkti akcijas po 11 litų. Tad rinkos dalyviai nepuolė išsiparduoti akcijų, o vos vienu sandoriu perleista tik 500 jų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas sumenko 0,41%. Biržos aktyvumas liko menkas, iš viso akcijų perleista už 7000 latų. Didesnė apyvarta pasižymėjo Latvijos Gazė akcijos. Talino vertybinių popierių biržos indeksas kilo 1,6%. Indekso reikšmę augino virš 2,7% augusių kompanijų Esti Telekom ir Olympic Entertainment Group kaina. Tačiau visos pozicijos skaičiavo menkas apyvartas, iš kurių tik Estijos Telekomas bandė pasiekti 100 000 eurų. Nuo iš viso vertybinių popierių biržoje perleista už 380 000 eurų. Šiandieną naujienų tiek, viso geriausio.